Turim vožtuvus. Reikia reguliuoti vožtuvus. Labą dieną. Šiandieną reguliuojam vožtuvus. Dantelę esam nusiėmę jau. Jau žinom, kaip reguliuoti. Paaiškina irgi mechaniks. Čia yra išmetimo, o trumpesnis yra įsiurbimo. Reikia atsisukti šitą pakę, kad prieit prie smagračių, tokie mažykai ten yra. Tai reikia 6 kampio, 5 per mažas, 6 per didelis, reikia 5,5, mes 5,5 neturime. Dabar lauksim, kol nupirks 5,5. Paskui dar kas bus belikę, tai kai reguliuosim vožtuvus. Čia plausimai ne motoro vietoje birbensim su to pačiu kuru. Kad išdeginta kuro, ne? Tai supilsim priedą, tą visą praplovėją, į variklį parbirbinsim. Bet sakė, pirmą reikia užšildyti motorą. Aida, palauda, termostatą turi nupirkti. Tai gal šiandien jūs termostatą, bet termostatą nieką negalim padaryti. Jeigu termostatą neturim, tad neužšildysim motorą. Pirmą reikia termostatą pasikeisti. Paskui pilt tą visą priedą, šildyti tepalus ir pilti priedą. Ir tik tais po to pakeisti tepalus. Reiks išleisti iš bako kurą, nes reikia pakeisti kranelį ir filtrus to pačiu metu. Ir paskui tik tais jį visą pertepti, skardas surinkti, kėderį kabinti, prie kėderio darbus pasibaigti ir statyti vėl iš šono, ne? Teisingai direktoriaus sakiau. Taip. O ta visa labai nesunkiai termostats keičiasi. Čia tuos 2 varžtus atsisuki. Aišku, reiks antifrizą atsileisti. Atsileidžiam varžtus, 6 kampį pareguliuojam ir užverčiam. Kadangi per daugiausiai nėra ką veikti, kol nėra termostato ir tepalų, tai reikia persitepti. Visus tepimo taškus praeiti. O čia jų yra tikrai daug. Reikia išjungti.
Vakar buvo nukritęs mūsų užtaisas. Tai čia prisibėrėm. Reikia iš naujo taisyti. Nu jau nebe kažką ir lika. Nėra. Yra. Nebe daug. Tuoj būsim pabaigę. Gerai. Dar vis laukiam kombainų dalių. Pakeisim termostatą, pakeisim tepalus, išleisim kurą, supilsim naują, filtrai, visa kita. Dar vieną traktorių prasivalom. Viską mes dirbam. Miestan parsiveži vyrą, biščiuką, turistonikės, su keturtonė. Tai kadangi nebeturim jau tokių rimtesnių darbų, kur galėtume dirbti technikas, tiksliau turim, bet nesulaukiam dalių kombaino. Tai kadangi nėra tokių darbų kitų, tai užsiėmom tokiais dalykais. Betonavimais. Jau pagrindą biškį pasirašėm. Dar reikės lentutes susidėti. Paskui ir betonavimas bus. A ne per mažai? Nu ką, spėdavo, man reikia šitą kaušą įsitempti. Tai su šituo mums reikės kaušų vežti betoną. Reikia įsikraustyti visus šūdus. Na va, dirbsim kažkaip taip. Įsinamavom į šalką, nes mūsų neveikia kažkodėl. Kaukščius geras, didelis. Pabiškį betonuojam. Nu ir viskas išbetonuota. Aš tik vežiau, kolega lygino,
kitas maišė. Gražu. Nu ir atėjo ta diena, kaip vėl prie kombaino reikia eiti. Reikia nusileisti ant fryzą, pakeisti tą visą termostatą, kuris yra čia ant 2 varžtų. Tepalą praplauti, supilt naują, filtrą pakeisti, kurą išleisti ir įpilt kito kraniuką pakeisti, tiesą sakant, dėl to reikia išleisti kurą. Ir viskas, varysim į galį į angarą, kabinsim kėderį, darysim prie kėderį. Ant krautuvą. Kaip spiruoklį viduj susitraukus. Šiandien dėl to jį neveikia. Pakeitėm termostatą. Pakeičiau. Anas užstrigęs. Visąlaik buvo atidaryts jo kombainas, neužkaisdavo iki jam reikiamos temperatūros. Dar nebuvom užkūrę, kai vožtuvus reguliavau. Tai dabar, tai bus įdomu. Nebuvau reguliavęs vožtuvų. Ai, eskavatoriai buvau reguliavęs. Dirbu. Šiandien. Kai kaip su kombainu. Viską reikia mokėti, viską. Gerai. Pilam antifrizą. Kuriam kombainą. Pilam ploviklį. Hado. Leidžiam tepalus lauk. Pakeičiam tepalus, pakeičiam filtrą, pakeičiam tepalus, leidžiam kurą lauk. Pakeičiam kraniuką. Įpilam kurą. Varom į angarą. Įsikabinam kėderį. Tvarkom kėderį. Tvarkom vežimėlį. Dedam skardas kombainui. Plaunam kombainą. Važiuojam kult. Kas kombaino bakė dedas. Kleivas kažkokias. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitose.